Sveiki, brangiai. Šį kartą pagal pavadinimą tikriausiai jūs sudomino, bet iš tikrųjų tai tikrai nesidalinsiu apie kažkokį ištvirkavimą ar kažką panašaus. Noriu pasidalinti, kaip ir visados girdite, kas surišta su Dievo žodžiu, ką Dievas mano ar mano šeimos gyvenime yra padaręs. Tai noriu pasidalinti, kad su žmona pragyvenome jau 30 metų ir iš tikrųjų, jeigu paklaustumėt mano žmonos, tai ji pasakytų, kad tikrai gyvenimas buvo jau ne visai toks jau gražus. Žinote, daugiau buvo tokių piktumų, barnių, nesutarimų. Netgi buvome ne vieną kartą per tą 30 metų prieėję ir prie tų vadinamų skyrybų slenksčio buvo minčių, bet ačiū Dievui, Dievas palaimino, mes gyvename ir toliau ir šiandien gyvename daug laimingiau. Tai noriu pasidalinti su jumis trumpai, kaip tai įvyko, kaip sugebėjome šitaip, kaip mums pavyko, kaip čia įvyko, kad mes dabar sutarėme ir mūsų gyvenimas pasikeitė iš esmės. Tai aš noriu tada trumpai taip peržvelgti, pasidalinti, o įvyko šitaip. Mes liktai su žmona ir tikinti žmonės nuo pat vaikystės ir kada susitokėm, taip pat buvom bažnyčioj, prisiekėme, kaip ir dauguma žmonių, būti ištikimi iki mirties ir varge, ir džiaugsme, bet aišku, neįsivaizdavome, kad bus vargo, bent jau aš tai asmeniškai galvojau, kad koks čia vargas, bus tik tai džiaugsmas, bet aišku, prasidėjo nesutarimai, bartynis, atrodo netgi kitą kartą nėra dėl ko barti, žinot, bet vis tiek toks vaikščioji įtampa, ateina toks laikas, kai netgi atrodo ir nenori ir matyti vienas kito ir nesupranti, kas darosi. Tai noriu pasakyti, pagal pavadinimą jūs jau supratote, kad kur du ten trečias nereikalingas. O aš šiandien noriu pasakyti atvirkščiai. Jeigu kur du tik tai yra, jeigu nėra Dievo, tai tikrai santykių gerų nebus. Jeigu jūs skaitot šventą raštą, tai jūs ir pagal šventą raštą galit suprasti, kad Ieva su Adomu, kai tik buvo atsitraukę, Dievas jos pašaukė, jo klausė: Adomai, kur tu? Adomas pasislėpęs buvo. Ieva nuo Adomo atsitraukusi, žaltys ten ją sugundė ir taip toliau, jūs žinot šitą istoriją. Tai bet šita istorija buvo labai seniai, o mes gyvenam šiais laikais ir mūsų istorijos yra dabar. Tai tie, kurie tikriausiai jau gyvena idealioje šeimoje tokioje, kur nėra, nors sako, nėra to kamino, kad dūmai nerūktų, bet aš žinau, kad tikrai žmonės yra labai tokie sutarantis, bet jie daugiausiai būna tikri krikščionys. Pas juos tikrai yra Dievas, meilė ir toje šeimoje tiesiog visoje tvyro meilė. Tarp vaikų, tarp tėvų jaučiasi, kad sutarimas, viskas yra tvarkoje. Tai brangiai, aš noriu pasakyti, kad mums viskas pasikeitė, nors mes ir atrodė, kad esam tikintis, lankėme bažnyčią, šventėme ten sekmadienį, sakykime, ne kiekvieną lankydavom, dabar iš vis pasikeitė, kaip esat gal kai kurie pastebėję. Mes dabar nebelankome tos dominacijos, mes švenčiame dabar šabo dieną pagal šventą raštą, taip kaip suprantame, bet kaip minėjau, irgi nesmerkiam žmonių, kurie kitaip biški galvoja ar mąsto. Tai bet kada mes pradėjome su žmona labiau santyki palaikyti su Dievu, ne vienas su kitu gerinom santyki, bet pradėjom santyki su Dievu. Tai kuo daugiau santykis gerėjo su Dievu, netgi galiu paminėti tokį, yra jo išpažintis,
O kaip žinote, tai katalikų bažnyčioje daugiau išpažintis. Ir kada žmonai kažką padarydavau, aš tiesiog naidavau ir atlikdavau išpažinti kunigui. O žmonos kitą kartą netgi neatsiprašydavau, nors jausdavaus, kad esu kaltas. Tai žinot, kodėl noriu patvirtinti, kad Dievo žodis tai tikrai gyvas ir jis veikia. Įsivaizduoju, dabar išpažinties nebeiname žmogų išpažinti, aišku, išskyrus tą atvejį, jeigu aš kažką dabar padariau prieš žmoną, ar prieš kaimyną, ar prieš draugą, ir aš susivokiau, kad negerai, aš apkalbėjau jį kažkaip, tai apšmeižiau, galbūt netiesa kažkokia, galit suprasti, bet ką negero prieš brolį. Tai aš einu ir atsiprašau savo žmonos, aš jai sakau, atleisk man, aš buvau neteisus, prašau tavo atleidimą. Po to aš einu, jau prašau Dievo, kad Dievas man atleistų ir kad jis padėtų man keistis, kad jis keistų mano charakterį, kai aš suvokiu, kad mano charakteris, pas ką ten tobulas tas charakteris. Gal ir yra tokių tobulų žmonių, nežinau, bet dar kol kas nesutikau tokio žmogaus, kad jis būtų idealiai tobulas. Bet Dievas, jis tikrai keičia, jis yra gyvas ir jeigu tu su juo turi santykį su Dievu, kai Dievas ateina į šeimą, ir gali ateiti po pirmais ir pas vieną. Žinote, būna, kad vienas, vyras gali būti tikintis, o žmona nelabai tikinti, galbūt mažiau. Ir arba atvirkščiai. Bet jeigu nors ir vienas yra tikintis, tai kitas yra palaimintas per tą tikinti savo artimą, žinote. Ir taip ir mūsų gyvenime buvo. Žmonai mažiau, nors mes daugiau buvom ne kad tikintis, o religingi žmonės. Daugiau tas religinės apeigas atlikinėjom ir tai dariau būtent aš. Buvau toks karštesnis. Žmona, sakydavau, manęs netraukia, aš ir neisiu į bažnyčią. Ką man vaidinti, žinote. Ir nors atrodo, kad gyvenime daugiau tų problemų ir iš mano pusės buvo, nes aš toks daugiau išdykęs buvau, žmona ramesnė. Bet žinote, ir vis tiek ir iš jos pusės būdavo visokių ir iš abiejų pusių. Mes būdavom kartais abudu neteisūs, kartais vienas, bet tai nesvarbu. Bet vis tiek noris tos ramybės ir taiko, žinot. Tai galiu patvirtinti tikrai, brangieji, kada Dievas ateina į širdį, jis viską padaro šeimoje, netgi pakeičia, kad tikrai santykiai pagerėja. Ir tada nebelieka tokių jausmų, kad nenori matyti ar dar kažką, tokių blogų. Tai noriu tikrai šitą paliudyti ir pasakyti, jeigu pas jūsų šeimoje nėra gerų santykių, vyksta dažnai barniai, tikrai žinokite patys, tai sunkiai išspręsite. Tai greičiausiai, kai Paulius, kad sakė, nori padaryti gerą, bet išeina viskas į blogą. Tai ir mums taip gaudavosi. Pakvieskit, brangieji, Dievą, pakvieskit šventąją dvasią, prašykite ir gausite, kaip Dievas sakė. Ir tikrai jūsų šeimoje ateis darna, meilė ir ramybė. Tad iki, brangieji, iki pasimatymo.